Dėl to aš rimtai retai kada kalbu. Aš kalbu simboliais. Nes man kai juokinti, tai juokinti su savo humoru. Su kokiu savo humoru? Aš nieko bendro iš viso neturiu su humoru. Aš nieko bendro neturiu su humoru. Nu, kurgi ne? Nu, va, turgi ne. Kaip tu su aktorystė? Iš ko tu turi, kad aš su ja neturiu nieko? Ne, sakė, kaip tu turi su aktorystė, taip aš neturiu su humoru. Taip. Justas gi baigęs Fortepijoną. Fortepijoną. Kaip mes jį vadiname tarp savų, fortepijonas. Tai va, tai jūs atvažiuosite į Klaipėdą ar ne? O tau nesvarbu, va, dabar jau tas pats jai. Ai, tegul bet kas važiuoja, gerai bus. Ne bet kas. O duosi? O būtent tu. Justai, paklausk, ar duos? Jeigu duos, aš manau, tu važiuosi. Ar duos? Paklausiau. Nieko nesako. Ne tokie, mes jau kalbėjom apie tai. Nu, tai tada nevažiuos. Nu? Tai reiškia, tau tik to tai reikia? Nu, jam to reikia. Nu? Tik to. O tai ko čia blogai, jeigu man ir to reikia? Nu, tai palauk, tu vakar sakei, kad... O tu frigidiška? Ne, aš labai moteriška, bet pirma draugystė, pažintis, tik paskui, po pirmo... O po kiek laiko? Po pirmo pasimatymo... Ne, tai aš suprantu, o kiek pasimatymų reikia, kad jau galima būtų sugulti su vyru į lovą? Priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo... Nu, tai va, nuo žmogaus priklauso, vadinasi, gali ir per pirmą būti. Gali, bet su manim to nebus. Tai nėra ko važiuoti. O tai su tavim. Koksai buvo rekordas su tavim, reiškia, nuo susipažinimo iki pirmo karto? Koksai buvo rekordas? Ta prasme, greičiausiai čia? Taip. 3 pasimatymai. 3 pasimatymai. Ir jau davei? Oho, kaip greit. O žiūrėk, o jeigu... Nes aš pati labai norėjau, man patiko tas. Nu, bet Samanta, po 3 kartų, ar tu turi proto? Nu, gal tu tiesiog taip auklėta? Nu, bet Samanta, ar tu turi proto po 3 kartų? Aš esu labai gerai auklėta ir aš matau, kaip tu auklėta. Jau po 3 pasimatymo. Smaukšti lovą. Ateik čia. Op. O prezervatyvus. O kas čia blogai? Kitiems patinka po pirmo, kitiems patinka iš vis po naktinio klubo su bet va, tai tu tokia. Tai va, būtent, kad aš netokia. Nu tai va, tai 3 pasimatymas ar 1, tai čia praktiškai tas pats. Visiškai tas pats. Nu, ta prasme viskas tvarkoja, jeigu tave taip, o tave gal čigonai auklėjo? Šiaip aš tą žmogų pažinojau seniau. Tiesiog. Mūsų tu pažįsti beveik mėnesį, mes kiekvieną dieną tau skambinam. Nu, tačiau praktiškai gaunasi kaip 8 pasimatymai. Gerai, bet gyvo bendravimo nebuvo ir telefonu yra visiškai 0 palyginus. Nu tai vadinasi, gyvo bendravimo 1 užteks pasimatymo. Taip, 2 jau turėtum tada... Tai reiškia, tau iš manęs tik to tai reikia, jo? O tai tau iš manęs reikia tik tai susitikti, ne? Va tau tik tai to tai reikia. Daugiau tau nieko nereikia, tik tai va susitikti. O kur bendravimas? O kur dvasiniai dalykai? Tai va, susitiksim, bus ir bendravimas ir visi kiti. O tai dabar čia tai jau nebendravimas, ne? Čia nebendravimas. Čia vat mes malkas kaldom. Čia mes malkas kaldom ir į lovą myžam. Tai pamatyti savo akis, viską gyvai, viską. Aš būsiu su nuo saulės akiniais specialiai. Ai, nereikia čia. I wear my sunglasses at night so I can see the creatures walking in the night. Klausyk, tu dabar... O tu pirmo norėsi berniuko ar mergaitės? Vat bus laikas, bus ir vaikas, čia dar negreitai, ne ryt ir ne poryt. Ne, tiesiog aš tau sakau, aš prezervatyvų labai nemėgstu, tai jau žinok, kai jau varysiu, tai jau žinok ir bus iš karto. Po pirmo pasimatymo nieko nebus. Nu, nebent iš ryto šitogi išgersi ekstra kontracepcinius. Esi kad nors gerusi? O tu kontraceptinės naudoji ar ne? Ne, nes aš manau, kad jos yra naudojamas ta, kad yra partneris nuolatinis. Aš jau tavo kaip ir gaunasi nuolatinis. Kiekvieną dieną tau skambinu. Tai va, aš kalbu rimtai apie dviejų, beveik 3 žmonių santykius, o jūs juokaujat. O antram tik tai taip, žinai. Nes mane juokinga. Klausyk, gerai, dabar duok man. Okay. Aš viską galiu leisti, kad jūs galite ir draugauti ir panašiai. Bet kai jūs jau turėsite 3 pasimatymą ir sugulėsit, ar aš galėsiu stebėti? Nu kas čia dabar? Nu, ta prasme, jeigu, pavyzdžiui, bus ant stalo padėtas laptopas ir per Skype'ą, tipo. Ne, griežtai ne. Kodėl?
Žinau, kuris pasieškokit tokių mergaičių savo naktinių klubų, pigių blondinių arba šiaip kokių prie stoties. Ne, tai mes suprantame, kad tu, nu gerai, tai tada ne per Skype, per kokią nors prašmatnesnę programą. Ne, čia mūsų asmeninis 2 žmonių reikalas. Ir žinok, žiauriai brangus kompas bus. Megamajame ir visa kita, čia yra mūsų, niekas nematys, niekas nežiūrės ir niekas nestebės. Jeigu jums patinka žiūrėti, įsijunkite erotinį filmą. Bus mekas už 5 štukas litų. Va toksai va, tai čia tau pigu? Man nereikia čia jūsų tų honorarų. Honorarų. Mes tau nesiūlom 5000 litų. Abeja, o gal ta prasme. Gal galim. Gal susitarsim? Ne, griežtai ne, nei už jokią kainą, nei už jokią sumą, jūs man atsakytumėte. $1 milijonas. Nesutikčiau vis tiek. Nesutiktum? Ne. O jeigu tau tą $1 milijoną pasiūlytų Bredas Pittas? Vis tiek nesutikčiau. O koks tavo aktorius pats gražiausias? Iš vyrų? Nu? Aktorius. Orlando Bloomas. Orlando Bloomas ateina ir sako tau $3 milijonai. Ne. Įsiskiesk, ne? Nu, o jeigu šiaip ateitų ir sakytų, gal davai čia kažką tai pasišurmuru? Ne. O jeigu ateitų ir 3 milijonus, bet tik tai oralinį. Aš nenuperkama. Bet tik minėtuką. Aš nenuperkama. Net minėtuką? Nepakeisi manęs po Vilnių, nepakeisi. Tai kiek tu kainuoji? Nekainuoju iš vis, o priklausau tik tam žmogui, kurį myliu. Tai tu Justą dabar suprantu myli, ar ne? Joną myli. Pasiimk, Jonai, tiek tos. Gali pasiimti. Nereikia, man visas patinka kaip asmenybė, kaip žmogus esi įdomus. Gali pasiimti, Jonai. Ir visą kitą daug, kiek puikų žmogus, kiek išgirdau per telefoną, kaip gyvai. Draugauk su Jonu. Aš nebenoriu su jie draugauti. Ne, davai draugauk su Jonu. Tu draugausi. Man viskas aš tau ją atiduodu. Man irgi. Ne, Jonai, pasiimk. Ne, Justai, nu ką. Pasiimk tu ją, viskas tvarkoj. Ne. Ne, Jonai, tu mano draugas pasiimk. Justai, na aš fatiu kan, bet Ne, viskas tvarkoj, žinok, tikrai. Pasiimk, man žinok, neskaudės. Jūs juokaujat? Tik aš dabar likau be nieko? Man juokinga, aš labai rimtai jūsų klausiu. Kam juokinga? Jeigu jūs žaidžiate, tai reikėjo sakyti nuo pirmos laidos tą patį. Viskas tvarkoj. Būtume kalbėję ne apie mūsų, o apie gyvenimą. Būčiau atsakinėjęs jūsų klausytojų klausimus, jeigu čia tik laida su manim. O dabar... O kodėl dabar negali atsakinėti į mūsų klausytojų klausimus? Vat pavyzdžiui, klausimas yra, palauk, paskaitysiu. Edvinas rašo, ką daryti per dieną 4 kartus masturbuojas, ar tai ir normalu? Gali atsakyti? Normalu. Tai gali patarkti, kas kad normalu, tai kažką daugiau? Gerai, aš dabar nenoriu kalbėti apie tai, kitą kartą, bet aš dabar grinai kalbu. Diana klausia, kaip manai, koksai yra geriausias būdas išgarsėti? Va, atsakyk. Tikrai nelietuviškai. Turiuomenyje, tikrai patarčiau merginom nedaryti to, ką daro kai kurios lietuvaitės, kurios pašoka nuogos prie eglutės. Ir mano, kad iš tai bus žvaigždė, ne, čia bus ne žvaigždė, tik pajaukos objektas. Samanta, pasakyk savo receptą, kurį tu naudoji, kai tapai jau žvaigždė. Tikrų žvaigždžių, ar bent jau tikrai garsių žmonių pasaulyje yra vienetai. Tai tie žmonės žvaigždės vardą verti už savo talentą, asmenybę, gabumus. Bet vat jie nori išgarsėti. Kaip tu, Prancūzijai. Tai pasakyk, ką tu darei tokio, kaip tu įstojai į tą aktorystės galų gale universitetą. Mokytis, dirbti sunkiai. Jeigu nuo prigimties neduota tiek gerai išorė, tiek vidus, tiesiog mergaitė gyvenk ramiai ir mokykis teisę. Matai. O jeigu vat neduota smegenų teisei? Jeigu nori būti aktorė? Eik dirbti cechą. Bet jeigu neturi mergaitės smegenų, tai, vat aktoriai tik tai, tinka. Tai kaip... Matyti, tiesiog su tais aktoriais, visokiais dainininkai, šokėjais, labai greitai pasimato tie, kurie yra tikrie, ta prasme, žmonės, kurie dirba pagal savo pašaukimą. Ir tik tie, kuriems tai yra tik pramoga pasipuikuoti. Nu, važiuok, Jonai, protingai kalba mergaitė. Ta labai gerą gavai mergaitę. Ne, jūs tai aš tau sakiau jau, mes kalbėjom savaitgalį, aš suradau tikrąją meilę ir man nebeįdomu. Ir šitai, tai ką? Nu, šita gali būti tik tai kaip zapaskė. Tai aš jūsų visada patikau, dabar aš jam jau šiandien. Būsi zapaskė. Dabar tu jau Jono zapaskė. Tai aš tau jūsų dabar nebepatinku.
Tu man, nu ką, nu gerai, ta prasme, viskas tvarkoja. Iššiau, bet... Bet viskas... Aš, žinai, yra tokia dainelė lietuvių liaudės. Iščiau, kad galėčiau tokius pautus, kad turėčiau kaip nainys. Va tokia va dainuška. Samantėlė, mūsų laikas jau baigėsi, rytoj pratęsim. Bet po tokių jūsų pasakymų aš labai prastai jaučiuosi. Aš manau, kad man jis prisikinėjo, kalbėjo, kad čia viskas labai rinda. Nu tai kad tu su Jonu nori būti, tai ir būk. Jis norėtų su manim susitikti. Jeigu nori būti su Jonu, tai ir būk su Jonu. Aš taip nesakiau. Alio. Klausau. Alio. Samanta. Aš klausau. Samanta, alio. Ryšys? Dingo? Jonas, pažiūrėk, gal ten pas mūsų laidu kažkas tai blogai yra. Alio, Samantėlė. Pažiūrėk. Kuku, alio. Va tą vat paklibink, žiūrėk, gal va tas vat yra. Nes man atrodo, kad va tas vat yra grinai, va tas vat, va žiūrėk, va šitą vat klibink šitą. Gal jį numetė? Va šitą vat klibink. Bet kodėl galėjo? Va tą vat klibink. Alio, Samanta, ir girdimus. Nu va, Aš gražu. klausau jūsų. Nu va, gražu, supranti, iki Samantą praradom. Brangus klausytojai, mes dėja praradom Samantą. Gal į mum perskambės, aš nežinau, bet kažkoks ryšys. Mes pabandome gal pasiklausyti tada muzikos, o mes grįžime iš karto po to ir bandysime... Sekso olimpiadą. Va taip. Organizuoti. Ai, beje.